Sveiki visi mano brangus klientai ir žiūrovai. Gavom užsakymą patikrinti Volvo V90. 2018 metų 2 litrai dizelis, 173 kW. Pravažiavus 175 tūkstančius kilometrų. Darant test drive'ą, matom, kad yra klaidų. Taip, turime rimtų klaidų. Pavarų dėžė. Shift timer error. Meta klaidą. Neteisingų laikų permeta bėgius. Pavarų dėžė dabar funkcionuoja kaip ir sklandžiai, bet klausimas kiek ilgai. Galimai nebuvo laiku keičiami tepalai pavarų dėžė. Toliau turim vieną aklą parktroniką. Nieko rimto. Tai vat, mūsų aklas parktronikas. Neapšalęs, patikrinom, nuvalėm. Aklas tiesiog. Apibendrinant automobilio būklę, buvo priekinis stiklas keistas, yra head-upas. Matosi, kad ne pačios geriausios kokybės stiklas įdėtas, nes head-upas išsiliejęs. Kada yra aukštai pakelta galva, kada žemai, tai viskas gerai, bet jeigu aukštesnis žmogus, tai tikrai nebus patogu. Kita problema, parktronikas. Smulkmena, pasikeis parktronika arba laida, arba fiškė. Kita rimta problema, ant shift timerio meta klaidą pavarų dėžės. Galimai nebuvo laiku keičiami tepalai. Dabar jinai kaip ir funkcionuoja gerai, bet garantijos mes negalim duoti, kad ji taip ir funkcionuos. Kitas dalykas, variklis apsitepalavęs. Šaltas variklis užsikūrė, jautėsi tikrai geras, didelis pašalinis garsas. Gerai. Šaltas startas. Turiuomenį, girdėjosi pašalinis garsas, nes kada šaltas metalas yra susitraukęs, kada pašyla išsiplečia ir pašaliniai garsai dingsta. Tai galim spręsti, kad galimai ir badavo tepalų. Šie varikliai nėra itin patikimi, jų rida nemaža 175 tūkstančiai. Taigi, nemanau, kad verta pirkti šį automobilį. Taip, jis dabar važiuos, bet klausimas kiek? Ar 30 tūkstančių, ar 20, ar 50, bet nemanau, kad tikrai ilgai. Tikriname automobilius prieš pirkimą ir padedame išsirinkti geriausią parduodamą automobilį rinkoje.